Vonia terasai negali, bet karšta vonia su muzika labai neblogai. Džekuz laukia. Paskutinis klausimas. Deividas Palačkonis klausia, kodėl P. Ingrida vis dar be vyro? Ar karjera svarbiau už šeimą? Ne, nesvarbiau tikrai. Ir niekada nebuvo tokio sprendimo mano gyvenime, kad štai aš būsiu karjeros moteris ir man ten nesvarbu šeima. Niekada taip nebuvo. Aš kaip tik kažkada galvojau, kad aš turėsiu kokius 6 vaikus, nes žiauriai myliu vaikus, man vaikai labai patinka. Paprastai kokiam nors vakarėlį aš baigiu su visais svetimais vaikais, nes tėvai turi ką veikti, o man atiduoda savo vaikus ir man su jais tikrai yra labai komfortiška. Tas kažkaip yra, bet tiesiog taip gyvenime nesusiklostė turbūt, kad būčiau sutikus žmogų, su kuriuo žinočiau, kad jau tikrai čia yra tas žmogus, su kuriuo galiu būti. O koks jis turėtų būti? Jis turėtų jūs suvaldyti. Aš tik taip, žiūrėkite, man susidaro tas įspūdis, ar filme, ar aš skaičiau kažkokių knygų ir interviu, kad būna dažniausiai stiprios valdingos moteris namuose mėgdavo turėti stiprą valdingų vyrą. Kai jau jis grįžta namuose, sako, aš darbe dirbu ir esu tvirta, bet kai grįžtu namo, aš noriu būti moterim. Tai gal nėra tokio tvirto vyro? Ar jūs esate tokie? Jūs kai grįžtat namo, jūs tampat moterim, jūsų, kaip čia tas varikliukas nurimsta. Žiūrėkit, aš daug metų slaugiau labai sergančią mamą. Jūs neįsivaizduojate, iki kokio aš galiu gyvenime nueiti. Jūs neįsivaizduojate, koks tai yra lygmuo, kai tu ne taip, kad turi ten valgyti, išvirti, rūbus išplauti ir pamokas patikrinti, o tai yra tikrai tokia, gana sunki, jau sakyčiau, tarnystė. Tai namie aš tikrai esu labai nekonfliktiškas žmogus, labai nemėgstu konfliktų, aš ir šiaip konfliktų nelabai mėgstu, nežinau, sakau, žmonės iš kažkur turi tą tokį įsitikinimą, kad aš esu kažkoks labai griežtas žmogus, bet man kaip tik atrodo, kad aš didžiąją dalį laiko į viską žiūriu gana ironiškai, į save labai saviironiškai ir dėl to kažkaip man labai lengva yra, pavyzdžiui, visi tie tokie pralaimėjimai, kai žmonės sako, kaip galima su to sutaikyti, tai labai paprasta, nes jeigu neturi saviironijos, tai esi balionas, išskridai į kosmosą ir pats savo fainas ten sklendi. Jeigu save sugebi prie žemės pritrauksi saviironiją, viskas yra ok. Tai čia nėra